Malonė mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, meilė Dievo Tėvo ir bendrystė Šventosios Dvasios teesie ir tepasilieka su mumis visais. Paklausykime ištraukos iš Šventosios Evangelijos pagal Matą, 3 skyriaus nuo 13 eilutės. Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Bet Jėzus jam atsakė: šį kartą paklausyk, taip mudviem dera atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Tada Jonas sutiko, pakrikštytas Jėzus tuo išbrido iš vandens, staiga jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Melskimės. Viešpatie Dieve ir mūsų dangiškasis Tėve, per krikštą Jordano upėje tu apreiškei savo mylimą sūnų ir patepė jį šventąja dvasia. Todėl padėk ir mums, kurie esame pakrikštyti jo vardu, ištikimai išpildyti kiekvienam savo pašaukimą ir galiausiai paveldėti amžinąjį gyvenimą. Amen. Šiandien Evangelija primena mums apie mūsų Viešpaties Kristaus krikštą, o tiksliau tai, kad Dievas apreiškia šiuo šventu krikštu. Tai galimybė ir mums prisiminti savo krikštą ir padėkoti už jį Dievui, apmastyti savo krikščionišką pašaukimą ir nelengvą tikinčiojo kelią, bei guosti save tuo, kad Dievas yra mums pažadėjęs gyvenimo kelio pabaigoje. Ir ką jau dabar yra suteikęs per šventąjį krikštą, per tikėjimą Kristumi, apšviesdamas Dievo žodžio pažinimo šviesą, šventindamas tiesos dvasia ir stiprindamas altoriaus sakramentu. Pasaulio akise Jėzaus krikštas buvo nereikšmingas ar netgi gėdingas dalykas, beje, kaip ir nukryžiavimas. Pirmojo amžiaus krikščionys, kurie rašė apie savo Mesiją ir Viešpatį, tai žinojo, bet nesistengė to nuslėpti. Jėzaus krikštas minimas visose 4 Evangelijose, o tai rodo, koks svarbus šis įvykis buvo tikintiesiems. Visi žinojo, kad Jonas Krikštytojas kvietė žmonės atgailos krikštui. Jonas keldamas Dievo žodį ir apnuogindamas nuodėmes, gėdindamas žmonės, kvietė atgailai. O tuos, kurių širdyse įsižiebdavo deginančios atgailos už nuodėmės liepsna ir noras keisti ar gerinti savo nuodėmingą gyvenimą, tuos jis kvietė atgailos krikštui, kuriuo buvo skelbiama Dievo apvalanti malonė, gesinanti šias liepsnas. Atgailaujantis nusidėjėliai brisdavo Jordano upę, krikštydavosi, apsiplaudami vandenimis, kad išliptų švaresniais ir pasiryžusiais gyventi tyresnį gyvenimą. Ir tikiu, kad Dievas dovanodavo per šį krikštą jiems ramę sąžinę ir viltį. Ir štai dabar regime Viešpatį ateinantį pas Joną, stovintį tarp nusidėjėlių ir brendantį į Jordano vandenis kartu nusidėjėliais, bei prašantį, kad Jonas jį pakrikštytų. Tai regėdamas pasaulis pasipiktina ir nusigręžia nuo Jėzaus, taip mąstydamas širdyje. Išpranašautas Mesijas turėtų būti šventas ir teisus. Jam nereikalingas atgailos krikštas, nes jis pats iš savęs bus teisus ir šventas. Jame nebus jokios ydos ar netyrumo. Argi Jėzus, kuris prašosi, kad Jonas jį pakrikštytų, galėtų būti toks Mesijas? Tai matydamas, būtent, kad Jėzus taip pat ateina krikštytis, Jonas Krikštytojas labai nustemba, klausdamas: kodėl tu ateini pas mane? Juk tai aš turėčiau ateiti pas tave, tai tu turėtum mane pakrikštyti ir pašventinti. Ir turime suprasti, kad tai žodžiai pranašo ir šventojo. Juos girdėdami turėtume savęs paklausti, kasgi yra Jėzus, kad šis šventasis taip nusižemina prieš jį ir taip nuolankiai kalba. Atsakymas yra tikėjimo išpažinime, jis yra tikras Dievas, tapęs tikru žmogumi, įsikūnijęs tapti ir būti mūsų gelbėtoju. Lygiai taip pat galėtume Jono Krikštytojo paklausti: Jonai, o tu ką veiki dykumoje? Juk tu esi kunigo Zacharijo ir Elžbietos sūnus, kilęs iš garbingos kunigų giminės.
Argi tavo vieta neturėtų būti šventykloje, tarnaujant žmonėms prie altorių ir užtariant juos prieš Dievą? Argi tavo darbas neturėtų būti aukoti aukas, kuriomis pridengiamos žmonių nuodėmės? Kodėl tu ne Jeruzalėje, ne šventykloje, ne prie altorių? Ir kur tavo paties Dievo įsakyti kunigiški rūbai? Kodėl tu dėvi atgailaujančio nusidėjėlio rūbą, ašutinę iš kupranugarių vilnos? Kodėl tu kaip kunigas nesimaitini pašventinta padėtinė šventyklos duona ir aukomis, bet mintis kėriais, laukiniu medumi užsigerdama šaltinio vandeniu? Jono kuklus valgis dabar vadinamas labai griežtų pasninku. Dar daugiau Jonas pasirinko atsiskyrėlio kelią. Kas paskatino tave, Jonai, pasirinkti tokį kelią, nei lėmė tau tavo kilmė? Kas paskatino tave taip nusižeminti ir atsisakyti materialinių Dievo dovanų, kad galėtum tarnauti dvasinėmis? Tad pažiūrėkite, ką daro Jonas. Jis neatsisako kunigiškosios tarnystės, bet ją tobulai išpildo. Prieš eidami ir pakildami į šventyklą, žmonės turėdavo su maldomis apsiplauti ir apsivalyti ritualiniuose baseinuose, žydų vadinamuose žodžiu mikva. Tik tuomet apvalyti ir pašventinti. Apsirengę švarių drabužių, jie įžengdavo į šventyklą. Jonas dykumą ir Jordano upę padaro tokiu ritualiniu baseinu. Jis pamokslauja, kviečia atgailai, krikštyje atgailos krikštų upėje, kad tikintieji apvalyti ir tinkamai pasirengę įeitų į laikiną šventovę, o vieną dieną galėtų įeiti ir įžengti į amžinąją danguje. Taip pat, kad tauta būtų tinkamai pasirengusi sutikti Mesiją. Ir pažiūrėkite, kas tapo pirmaisiais ir pačiais ištikimiausiais Jėzaus mokiniais. Argi dauguma apaštalų pirmiau nebuvo Jono Krikštytojo mokiniais? Ir mes Dievo žodžiu ir įstatymo skelbimu turime tapti pirmiausiai uoliais Jono Krikštytojo mokiniais. Pasirodyti Dievo artybėje atgailaujančiomis ir atsivertusiomis širdėmis. Ir tuomet Dievo žodžio ir Evangelijos skelbimu turime priimti Kristų ir jo malonę. Pasaulio Jėzaus krikštas nieko nereiškia, tačiau tikintiesiems Dievas šiuo krikštu tiek daug atskleidžia ir parodo. Man nuostabiausia Jėzaus krikšte, kad jis savo krikštu Jordano upėje savo prisijima žmonių nuodėmes, kad užneštų jas ant kryžiaus, sutaikytų mūsų Dievu, o mus per krikšto sakramento vandenis apvalytų, nuplautų mūsų nuodėmes, pridengtų savo teisumu. Pasaulis to nemato, todėl netiki. Ir mes nepamatytume ir nesuprastume, jei tokiu pažinimu mus nebūtų apšvietęs Dievo žodis. Todėl ir žodis epifanija reiškia tokį tikinčiųjų apšvietimą, dvasinių tiesų atskleidimą ir apreiškimą. Štai kodėl ir dangiškajam tėvui Jėzaus krikštas buvo toks mielas ir brangus. Ortodoksai tai vadina teofanija, labiau pabrėždami ir brangindami Kristaus dieviškumo apreiškimą. Ir Jėzaus krikšte pats Dievo tėvas nesusilaikė, bet prabildamas iš dangaus apreiškė: šitas yra mano mylimasis sūnus. Ir net šventoji dvasia nužengia regimai, priimdama balandžio pavidalą. Ir visas dangus džiūgauja ir tą akimirką šlovina Kristų, žengianti žmonijos atpirkimo keliu. Jėzaus krikšte Dievas apreiškia: šitas yra mano mylimasis sūnus. Jis yra jūsų atpirkėjas, siųstasis jums gelbėtojas. Mylėkite jį, branginkite jį, atidžiai klausykite jo mokymo ir darykite visą, ką jis jums liepia. Jei pats Jėzus savo krikštų pagerbė krikšto sakramentą ir parodo, koks jis yra mums reikalingas, tai ir mes turime labai branginti savo krikštą ir jo nepaniekinti. Ypač jei ši dovana buvo tau suteikta kūdikystėje, nereikalaujant iš tavęs jokių nuopelnų, duota vien iš Dievo malonės ir meilės tau. Dėka Jėzaus krikšto ir vėliau sekusio kentėjimo, mirties ir prisikėlimo mes, pakrikštytieji, dabar galime vadintis Dievo vaikais. Ir krikštas tai yra maloningas Dievo kvietimas būti ir išlikti jo mylimais vaikais, gyventi jo meilėje, jo žodyje. Ir pats paskutinis dalykas, kurį prieš žengdamas dangun Jėzus mokiniams įsakė, irgi buvo krikštas. Tai rodo, koks svarbus bažnyčios gyvenime yra Jėzaus ir mūsų krikštas. Įsakydamas krikštą Viešpats kalba:
man duota visa valdžia danguje ir žemėje, tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jumis sakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. O apaštalas Paulius primena, jog mes visi pakrikštytieji Kristuje Jėzuje esame pakrikštyti jo mirtyje. Krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovingo gale, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Per krikštą suteikiamas ir tikėjimu priimamas nuodėmių atleidimas. Krikštas yra skirtas nusidėjėliams. Tačiau Kristaus krikštas buvo kitoks. Jėzus krikštijasi dėl nusidėjėlių. Jis atėjo pas Joną krikštytis, kad galėtų išpildyti viską, kas reikalinga teisumui, ir Dievas Tėvas galėtų apreikšti jį kaip tą, kuris priima savo mūsų nuodėmes. Krikšte mes buvome nuplauti nuo nuodėmių ne tik vandeniu, bet ir šventuoju Kristaus krauju. Todėl dabar kiekvieną tikintįjį tarsi naujagimį jis apgaubė savo šventumo, meilės ir teisumo vystyklais. Tai yra Kristaus dovanoti mums mūsų dvasiniai ir puošnus rūbai, kuriais turime būti apsirengę, kuomet įžengsime į Dievo karalystės pokylį. Amen.